Nepirkite šio Ford Explorer, jei ieškote tvarkingo, nesurūdijusio, nesubraižyto, nesulankstyto automobilio važiuoti į darbą, dar to pačiu nuvežant vaikus į darželį ar mokyklą. Jeigu ieškote visureigio, kuris būtų nebrangus ir tiktų važiuoti į bekelę, ar kažkur tai stovyklauti miške, žvejoti ar medžioti galų gale, tuomet rekomenduoju pažiūrėti šį filmuką. Šis Ford Explorer jau yra savo jėgas išbandęs bekelėje ir visada grįždavo namo. Rekomenduoju pažiūrėti visus kanalo filmukus, kad pamatytumėt, kaip jis buvo tvarkytas, kaip naudotas, kiek skandintas, kiek laužytas, bet po kelionių visada buvo tvarkytas. Kaip matote, kėbulas yra tikrai labai pavargęs. Turi subraižymų, turi parūdijimų, sulankstymų, slengstis vienas iš vis iškritęs, bet turi ir privalumų. Purvo padangos 33 colių, Linglong Crosswind 12,5 colio, uždėtos ant 15 colio ratlankių ir padangos dar turi MS žymėjimą, todėl galima sėkmingai eksploatuoti ir žiemą, nebijant dėl draudimo. Važiuoklė kelta 2 colius, abu diferencialai yra riboto praslydimo LSD, galinis yra originalus Ford 88, priekinis Dana 35 iš Jeep Cherokee 6J. Toliau metaliniai bamperiai prieki gale, papildomos LED šviesos prieki gale, šnorkelis, racija palieku, daug vietos salone. Šis Ford Explorer turi mechaninę pavarų dėžę, todėl neturėsite didžiausias problemos, su kuria susiduria kiti Fordų vairuotojai, tai yra nepatikimas automatas. Čia yra įdėtas patikimiausias M5OD-R1 mechaninė pavarų dėžė, sankaba keista prieš metus, toliau variklis vėžiai perinktas, kad neleistų tepalo, galvutės šlifuotos, mėgėjiškai portintas, kad būtų šiek tiek gyvesnis. Puikiai tinka leisti laisvalaikį šį mašiną. Jei sudomino šis Ford Explorer, tai nesikuklinkit, rašykit žinutę ar skambykite skelbime nurodytų telefono numerių ir atvažiuokite apžiūrėti Šiaulius.